Šalta kava ir DeFi, tokie, sakykime, daugiau pokalbis ir apžvalga, kas gero vyksta markete, iš DeFi pusės, iš naujų protokolų pusės, iš tokios bendrinės esmės, iš mano požiūrio. Ir dėl ko šalta kava ir DeFi, nes čia du dalykai, kurie man labiausiai patinka gyvenime. Tai yra gerti šaltą kavą, nes gyvenu ten, kur dažniausiai šilta. Ir naudotis, utilizuoti DeFi protokolus, nes mano nuomonė tai yra geriausias skillas, ką tu gali daryti kripto markete, vietoj visų mimcoinų tradingų, šiaip tradingo ir panašiai. DeFi yra tikrai labai faina vieta. Tai kavos yra, tik tais dėja ne kažkokia Ice Americano ar kažkas, o tiesiog šaltas dvigubas espresso. Kitą kartą spėsiu pasimti ir kažkokią tai normalią šaltą kavą. Ir tiesiog važiuoja. Nėra specifinės datos, kada tokia kada šiti serijos išeidinės, bet bandysiu tiesiog kartą į savaitę ir dažniausiai savaitės gale. Tiesiog apžiūrėti, kas gero vyksta, kokios yra galimybės markete ir apskritai kaip viskas atrodo. Tai pirmas toksai, gal sakykime, dalykas yra tiesiog bendrinis DeFi'aus skaičiai, kur yra marketas per paskutinės kelias dienas. Iš DeFi'aus perspektyvos, tai be abejo DeFi'aus pusiai nėra kažkokio labai didelio skirtumo. Iš esmės prieš savaitę laiko maždaug sėdėjom ant 112 bilų TVL per visus DeFi'aus protokolus, dabar sėdėm ant 110. Dexo volumas buvo iš visų Dexų bendrai paėmus apie 11 bilų ir šiai dienai yra kažkas netgi didesnis apie 13. Tai per savaitę laiko nėra, kad DeFi'aus labai pasikeitė. Bet pačiam markete tiek DeFi'aus, tiek bendram šiaip įvyko visko. Ir šiaip vienas įdomus dalykas, kuris vyko prieš porą dienų, tai buvo Musko ir Trumpo beefas X'e, Twitter'į. Apsižodžiavo, vienas kitą visai pavadino, bet vėlgi, jeigu jūsų nuomonė tai yra, kaip pasakyti, iš tikrųjų vyksta ir dabar čia visi strese ir jie čia pykstasi ir skiriasi, tai yra, nežinau, visi turi savo nuomonę, bet mano nuomonė tai yra visiškas plotas, scenarijus, kaip ir daugelis dalykų tiek su Trumpu, tiesiog Jėzus. Jam davė mikrofoną tie, kurie, sakykime, dėlioja visas monetarinės politikas ir panašiai. Davė mikrofoną daryti, ką nori, šnekėti, ką nori ir tą Ameriką bandyti gelbėti, bet iš tikrųjų, mano nuomonė, viskas dėliojas pagal planą. Muskas buvo atėjęs pas Muskas atėjęs pas Trumpą, Muskas įvedė visą Doge sistemą, rado kokį fraudą, pavadinkim, daro US government ir pasiūlė perkelti tai į blockchainą. Dauguma, aišku, negirdėjo to arba nesuprato esmės, bet vėlgi tai yra scenarijus paruošti žmonės tiem visiems skaitmeniniam mokėjimam, paruošti žmonės bendriniai pinigų judėjimui ne standartiniais būdais kaip dabar. Tiesiog nauja finansinė sistema ir viskas. Ir per ką jinai veiks ir kaip jinai veiks, čia galima gilintis daug ir pasako daug, bet paprasčiausiai reikėtų kažkokią savo nuomonę visiems pradėti formuotis, į kurią pusę eis pasaulis. Vieni sako, Bitcoinas, aš tikrai taip nemanau, aš labai daug metų dirbau su labai įdomiom asmenybėm, ir yra labai daug Azijos bankų atstovų ir ne tik bankų, bet investicinių bankų ir monetary policy makers. Ir nei vienam iš jų Bitcoinas neturi net menkiausios perspektyvos kažkokios, net jisai nėra svarstytinas optionas finansiniai sistemai. Ok, nenoriu išsiplėsti per daug. Tai va. Kas vyksta markete ir šiaip, kas yra gero, pradėsim nuo vieno iš tokių įdomesnių postų. Pumpfunas, gal kažkas negirdėjo,
planuoja leisti savo tokeną, kas yra pakankamai absurdiška ir keista, bet to pačiu ir why not. Tai yra kripto marketas ir visi gali daryti, ką nori. Bet Pamfonas ir visas tas Solanos meme-coinų launchpadas, ir aišku dabar yra konkurencijos atsiradę, bet Pamfonas nestabdo. Pamfonas labai fainai toliau dirba ir tikrai tie tokenai launchinasi vien dabar per Musko ir Trumpo beefą išėjo begalės tokenų, su kai kurie padarė keliasdešimt x, paprasčiausiai Musk versus Trump ir panašiai. Taip, Pamfonas vis dar yra praktiškai pelningiausias projektas ant Solanos. Pamfono projektai sudaro apie 90% Solanos launchpado market share. Pamfonas vis dar averagina apie 1,5 milijono dienos apyvartų. Ir PampSwapas, tai yra jų pačių dexas. Anksčiau Pamfonas dirbo tik su Radium, dabar jie pasidarė savo dexą. Tai Pamfonos dexas, PampSwapas generuoja apie 380 milijonų dienos apyvartų ir yra apie 30 000 tokenų paleidžiama per dieną, iš kurių apie 370 išeina į full tradingą. Tai yra surenkama minimum market capą ir išvažiuoja į dexą. Ir jie dabar launchina savo tokeną, reizina milijardą ant 4 milijardų kapitalizacijos, kas yra šiai dienai kripto markete yra kosminiai skaičiai, bet iš kitos pusės Circle pasilistino į New Yorko akcijų biržą ir jei neklystu, pikas buvo apie 22 milijardai kapitalizacija ant stablecoinų leidėjo, tai buvo wow, iš tikrųjų Wall Streetas, marketas labai fainai tai priėmė ir tai parodo, kad Wall Streetas yra susidomėjęs stablecoinais ir visa jų struktūra, bilų ir panašiai, ir tikrai manau, kad tai pradės grandinę kitų projektų išėjimo į akcijų biržas ir daryti savo IPO. Tai Pamfonas leis tokeną, greičiausiai bus airdropas, gal ir ne, bet kokiu atveju tokenas, kuris bus svarstytinas dėtis į portfelius, jeigu ir toliau kapsės visas tas naratyvas, leisti naujus tokenus, leisti projektus, jeigu pasaulis ir toliau darys įvairias nesąmonės, atsiras nauji karų pokalbiai, atsiras diskusijos naujos, kažkokie nesusipratimai pasaulyje, o jų visada yra, visada kažkas išleis tam tokeną ir greičiausiai tai darys per Pamfoną. Ir jeigu jie darys revenue buybackus, iš revenue darys buybackus ant savo tokenų ir panašiai, yra tikrai nebloga perspektyva ir svarstytinas objektas laikyti, ne objektas, assetas laikyti ilgalaikiai perspektyvoje. Toliau, kaip ir minėjau, Circle išėjo į akcijų biržą, į New Yorko akcijų biržą, pasilistino savo IPO, įdomu, tikrai marketas sureagavo labai pozityviai, iš esmės visi, kas dalyvavo IPO ir šiaip pati kaip akcija padarė apie 3x, jei neklystu, tai net ir akcijų biržoje tai yra pakankamai neįtikėtini skaičiai. Ir dabar kapitalizacija stovi ties 20 milijardų, kas yra, tikrai wow, žinant, kad tai yra kripto projektas. Toliau, naujas protokolas ant Solanos, Shoot Sol Score BTC, labai įdomus ir tikrai rekomenduoju užsivaitlistinti iš atskiro Burner walleto, ne Burner walleto, bet ne iš pagrindinio walleto, kuriame laikai savo assetus, tiesiog iš sekančio, iš naujo walleto įsimest kažkiek Solanų, užsivaitlistinti čia, nes tai yra pirmas protokolas, kuris leis shootinti, tai kitaip tariant, steikinti savo Solaną ir mainais gauti yieldą bitcoinais ant Solanos ir aišku, tai tiesiog bus prepintas bitcoinas. Tai yra visai įdomu, ypač tiem, kurie nori visada kaupti bitcoino ateičiai. Tai tu dabar tą gali daryti su liquid stakingu ant Solanos. Dar negali, bet galėsi. Su liquid stakingu Solanoj yieldą gauti bitcoinais. Labai įdomus protokolas, įdomiai veikia.
toksai čia paremta krepšinio, sakykime, tematika, kad tu mėtai Solanas, o skoras kaupėsi bitkoinais. Tai iš tikrųjų paprasčiausiai vyksta tas pats liquid stakingas, tiesiog behind the scenes yra generuojamas yieldas ir tas yieldas tada yra konvertuojamas į bitkoiną. Ir tas bitkoinas atsispindi pas tave wallet'e kaip yieldas. Vietoj to, kad tu tiesiog laikytum Solanas ir gautum daugiau Solanų, kaip daro dauguma liquid stakingo solutionų, tu tiesiog gali tą daryti su lygiai taip pat ir gauti mainais bitkoiną. Tai šiaip išeidinėja projektas tarp kolsų, influencerių, tarp gerų researcherių, tarp DeFi žmonių pradeda vaidentis, tai tikrai yra įdomu. Tai va, paprasčiausiai tai yra tokiu principu viskas vyksta. Tai eini per Solą, BTC Sol, jisai išvažiuoja generuoja yieldą ir tau accumulatina BTC, kitaip tariant ZBTC, kas yra bitkoinas ant Solanos paprasčiausiai. Tai galima pasijoininti whitelistą su savo walletu, spaudi register, pasijungi savo walletą, aš tą jau padaręs ir paprasčiausiai būsi whiteliste ir galėsi dalyvauti, kai projektas pasileis. Tai siūlau tiek šitą patį protokolą išsiseivinti kažkur ir jų social media irgi susižiūrėti, susisaugoti, nes tiesiog tiksli launcho diena dar nėra žinoma. Toliau, Infinitis irgi. Infinifi yra naujas protokolas, kuris vėlgi dabar atsiranda labai daug galimybių markete su stablecoinais. Ir ta prasme, API stablecoinais neišėjus į risky assets, neišėjus į jokį volatile asset, galima gauti labai neblogus yieldus. Ir būtent vienas iš tų naujesnių protokolų ant Ethereum, tarp kitko, yra būtent šitas. Ir tai yra pirmasis fractional reserve banking, pavadinkim, protokolas, kuris tau leidžia daryti du optionus. Tu arba tiesiog depozitinį USDC nefiksuotam laiko tarpui ir gauni API, kuris generuojamas iš iUSD. Tuoj noriu parodyti. Spaudžiam deposit now ir atsidarys šitas langas. Ir tu, ta prasme, mintini iUSD. Tai tu darai depozitą USDC arba kitais assetais, kaip pavyzdys USDC, USDT, SUSDE arba iUSD, bet dažniausiai visi dar tiesiog USDC. Depozitinį automatiškai išsimintina viens prie vieno su iUSD. Ir tas iUSD, jisai yra steikinamas ir jums daro yieldą, jisai generuoja yieldą. Ir tada jums atėjus norui arba suėjus maturity terminui galite atsiimti viens prie vieno jau su yieldu atgal į USDC. Ir gaunasi, kad jeigu lokinant, tai tu tiesiog įdėjus USDC gausi 7.13 API maždaug, bet jis labai panašiai ir stovi, nekinta taip stipriai, 6.9, 7.20, kažkas tokio. Arba gali lokinti ir gali lokinti savaitį 4 ir 8 ir pagal tai gausi dar didesnį yieldą, bet esi įsipareigojęs, kad šita suma, kurią įdėsi, bus užlokinta būtent tam laiko tarpui. Ir gali čia pasiskaičiuoti, įsidėjęs, nežinau, tarkim 10K, tau jisai parodo tavo projekcijas, kokį API maždaug tu gali gauti. Ir jie generuoja yieldą per kitus protokolus, per lendingą, per borrowing ir panašiai. Tai toksai įdomus protokolas, pradėti naršyti, pradėti dalyvauti. Ir tikrai toksai vertas dėmesio. Plus jie turi taškų sistemą, points, tai yra gaunasi, kad tu gali dalyvaudamas jų protokole, tai yra duodamas likvidumą, imdamas, tiesiog rodyti activity protokole, tu gali automatiškai gauti taškus, kurie vėliau greičiausiai bus konvertuoti į kažkokius tai incentives arba į jų pačių tokeną, jeigu jie tokį leis. Tai tiesiog toksai nauja
nauja vieta, kur tikrai su mažesnėm sumom tiesiog įdėti ir palieki stablecoinus, jie nesuvaikščios tau verte per daug į viršų į apačią, tu tiesiog gausi yildo, kodėlgi ne. Ir plus padalyvausi protokole, pakaupsi taškų, kurie vėliau kažko gali būti verti. Tai irgi vertas protokolas dėmesio, būtent toks linkas, atsidarot jų social media, viską susižiūrit, dokumentacijas, viskas yra aiškiai surašyta, kaip jie veikia, per kur jie veikia ir panašiai. Aišku, visų strategijų jie neatskleis, iš ko jie generuoja yildą, bet iš esmės didžioji dauguma yra paprasčiausiai per kitus lendingo ir borrowing protokolus. Toliau. Ether.fi įdomų dalyką padarė, tai yra protokolas, kuris leidžia tau steikinti savo Ethereumą, gauti procentą, bet tuo pačiu jie turi savo kardą, virtual kardą, kur tu gali prisidėti į Apple Pay, Google Pay spendinti ir panašiai, ir už tai gauti cashbackus, rewardus ir daug kitų dalykų. Ir dabar padarė partnershipą, kur tu gali užsibukinti hotelius ir gauti 5 procentų cashbacką ant Ether.fi. Tai yra, kaip ir jie patys sako, introducing Ether.fi hotels, a new way to use your crypto in the real world, built for Ether.fi club members. Tai partnershipas yra su N-Travel agentūra ir paprasčiausiai bukinant hotelius per šitą vietą gauni 5 procentų cashbacką. Tai iš DeFi'aus perspektyvos, iš cashbacko dydžio perspektyvos, tai yra labai fainas dalykas ir sveikintinas. Ir žinant, kad Ether.fi yra ant Ethereumo, šiek tiek padaugėjo volumo, padaugėjo biški aktyvumo ant Ethereumo ir aš tikrai nenurašau Etherio, jis yra laikomas ilgalaikiai perspektyvoj, ant kiekvieno dipo yra daperkama, tai kažkas kažkur, kaip pasakyti, kažkokią sriubą verda. Ir yra įdomu matyti, kad protokolai randa vis daugiau naujų būdų incentivizuoti userius per realaus pasaulio dalykus. Tai yra hoteliai, skrydžiai, taškai. Ir aš net nebejoju, kad tikrai neužilgo atsiras tokie protokolai, kurie tau leis kaupti taškus, kaip dabar leidžia Amexai, credit cardai ir panašiai. Čia Ispanijoje didžioji dauguma tą duoda. Tuos taškus, tai manau, kad tikrai laiko klausimas, kada tai atsiras per DeFi perspektyvą, bus kažkokie kardai, virtual kardai, kur tu tiesiog galėsi dėliotis, įsidėti, leisti kaupti taškus ir tiesiog partnershipai bus sudaromi su didžiausiom agentūrom, kurios coverina, sakykime, visus arba pagrindinės didžiausias oro linijas, hotelius ir tu tiesiog galėsi daryti tą patį, ką darai dabar, bet neturint realios credit card history ir neturint to pačio credit cardo, o paprasčiausiai viskas per DeFi perspektyvą. Tai irgi yra įdomu. Ir dar grįžtant prie stablecoinų galimybių, šiaip Merkle dabar turi su Real USD, su Ripple USD yra papildomi incentives, suplyinti likvidumą ir per Eulerį, būtent, ir tai yra ant Ethereumo ERC20 chainas, per Eulerį, jeigu tu darai RLA USD ir USDC loopingą, tai tu gali šiai dienai maksimum 14x maždaug iškalti, aišku, nereikia tiek daryti, bet esmė tokia, kad yra papildomi rewardai, RLA USD skatina, incentivizuoja depozitus, tai tau palikus collateral, tarkim, 5k RLA USD ir multiplierį darant, ką žinau, 5x maždaug, kažkas tokio, sakykim, tu gali pasidaryti visai neblogą API, 24 procentai maždaug, iš kurių praktiškai visi, ne praktiškai, o visi susidaro iš to, kad yra papildomi rewardai, kuriuos išduoda būtent RLUSD. Tai tau tiesiog lendinti ir borrowing daryti loopingą, jeigu tu 5 kartus darai loopingą, 5k idėjai RLUSD
USD, pasiskolinai USDC maksimaliai, tą USDC vėl keitė ir USD, vėl įdėjai, vėl supplyinai, vėl lendingai, tai yra loopingas. Ir tą darai maždaug 5 kartus. Tai jeigu nebūtų jokio rewardo pūlę, tai tu būtų minus 33% metinių, kas yra, aišku, absurdas, tu neuždirbi. Bet kadangi šiai dienai realiai USD teikia rewardus, kurie yra plus 58,73%, tai tavo returnas on equity, net returnas gaunasi apie 25%. Ir tu gali palaikyti šitą dalyką, pralūpinti tol, kol rewardai vyksta ir paprasčiausiai pasidaryti didesnį yieldą tik su stablecoinais. Tai yra, tu niekada neišeini į risky assets, tu neini į Bitcoiną, Solana, Etherį, Sui arba dar bet kokį mažesnį poolą. Tai yra stablecoino yieldas. Tai yra stable ir stable. Tai yra tikrai nemažai galimybių atsiranda su stablecoinais. Jų yra gerokai daugiau. Norėjau parodyti vieną, kurią pats naudoju ir naudosiu daugiau, nes nesenai USD pratęsė šitus rewardus ir įdėjo dar daugiau. Ir jeigu atsimenat, kaip ir anksčiau rodžiau, kad būtent per Merkle galima susirasti visas šitas galimybės, nes tik atsidarius Merkle ir kur yra visos opportunity jūsų, čia tos, kurios yra viršui, tai jo, ta prasme, jos visada viršui, nes tai vyksta paprasčiausiai stambiausiai ir labiausiai iškeltos galimybės, bet tu gali pasidaryti labai siaurą paiešką ir tik su stablecoinais. Vien iš kategorijų tu gali pasidaryti, ką tu norėtum daryti tam, kad gauti rewardus, ar tu nori ATLP, tai yra provide liquidity, ar tu nori skolinti, ar skolintis, ar holdinti, swapinti ir panašiai. Tada ar tu nori tie, kurie dabar yra ar bus, chainą gali pasirinkti ir netgi patį protokolą. Tai tarkim kategorija, jeigu tu nori skolinti, tu darai lendą ir jis tau atfiltruos. Ir būtent kaip ir matot, RLUSD yra pirmoje vietoje šiai dienai su didžiausiu TVL-u ir labai fainais rewardais. Ir yra daug daugiau, kur tu gali, ta prasme, deposit USDC.E, tai yra ant Sonic chaino irgi, kur tu gali gauti daugiau rewardų, papildomų rewardų, tiesiog supplyinant stablecoinus. Tai tų galimybių dabar, ypač dabar, kada stablecoinai populiarėja visur, ypač Amerikoje, galbūt išeis stablecoino tas bilas, kuris palengvins visą procesą, vis daugiau bankų irgi svarsto apie tokenizaciją ir stablecoinų įvedimą ir depozus. Ir labai daug dar vyksta behind the closed doors dylų ir sandorių. Ir Bitcoinas niekur nedalyvauja visam šitam procese. Tai yra, pavadinkim, tas digital asset, digital value holder ir panašiai. Bet finansiniai sistemoje jisai vietos neturi, mano nuomonė, ir tiesiog tu gali jį turėti kaip investicinį, spekuliacinį assetą, tiesiog pinigų vertį laikyti, antiinfliacinis, pavadinkim, objektas ilgalaikiai perspektyvoje, bet net ir ilgalaikiai perspektyvoje, jisai yra per volatilus šiai dienai ir dar tikrai market makeriai, manau, turi rankovėse kelias kortas, visus išpurtit, supurtit prieš visą CBDC naratyvą ir panašiai. Euras, tarp kitko, spalio mėnesį yra deadline'as, Digital Euro, tai yra vieša paslaptis, ta prasme, Europos centriniam bankai yra aiškiai pasakyta. Ir taip kaip jisai veiks, ir per ką veiks, ir jeigu tu skaitai tarp eilučių, o ne tiesioginius sakinius, labai yra aiškios investicinės galimybės. Tai tiek būtų turbūt šitam pirmam tokiam epizode, jisai toksai visiškai natūralus flow, tiesiog kas mane patį domino paskutiniam dienom DeFi'ui, būtent tą ir surodžiau. Tos tokios pagrindiniai puslapiai, pagrindinės naujienos, pavadinkim, kas vyko markete. Iš DeFi'os perspektyvos, tiek per šitą mini dropą dėl Musko ir Trumpo beefo nieko nekeičiau, tiesiog biškį dapildžiau
long terminius begus ant Sui, ant Solanos ir Avalanche, bet tai yra ne DeFi'aus poolai, o DeFi'aus poolas nieko nekeičiau, nieks buvo išėjęs iš range'o man Solana vienam iš poolų, bet grįžo atgal, jokios panikos nėra ir iš tikrųjų dabar labai aktyviai naudoju DeFi tuną. Iš tikrųjų, netgi čia turiu poziciją ant to savo viešų walletų, kur demo tiesiog rodau visiems. Turiu poziciją su Fartcoin'u ir turiu tokią pačią poziciją savo asmeniniam portfelį ir tiesiog šitą pasidariau, kad vėliau po kažkiek laiko per video parodyti, kad per leverage'ą gali prisikaupti gildo. Tai įėjau identiškai tiek ant savo asmeninių dėl profitų, tiek ant čia dėl video tikslų. Tai yra įeita į Fartcoin'o poziciją su viena Solana, tai yra $102 buvo, padarytas 2x leverage'as. Tai pozicijos dydis yra 304, tai su 2x leverage'u dabar range'as yra šitas, tos violetinės linijos ir likvidacija yra čia, dabar esam range'e, buvo išėję, buvo grįžę, bet yildinasi šiai dienai jau 13 baksų prisikaupę iš tų realiai per nežinau kiek čia, porą dienelių. Šiaip buvau paėmęs vieną kartą ir dabar vėl kažkas kaupėsi. Tai šitą poziciją tiesiog paliksiu, kad po to per video parodyti apie leverage'o perspektyvas ir DeFi tuną ir giliai savo tokeną, dalyvaujant DeFi tuną protokole, likvidumą teikiant, einant į poolus, einant į lendingą pas juos, į lendingą čia, tiesiog dalyvaujant protokole galima greičiausiai gauti airdropą. Tai visai irgi geras dalykas. Tai tikrai DeFi tuna, kada marketas gan stabiliai ir gerai atrodo, galima drąsiai naudoti su 2x leverage'u, per daug rizikos neapsimsi ir tikrai gali yildinti dvigubai greičiau ir dvigubai daugiau. Tai va, tiek būtų šitam epizode. Sakau vėlgi, toksai paprastas pokalbių formatas apie pagrindinius dalykus, nieko fancy, bet manau, jeigu būtent šita video stilistika turi patikti, tiesiog žiūrėti. Jinai vieniem patiks, vieniem nepatiks, tiesiog tie, kuriem reikia veiksmo, rodyti, dėlioti, visada kažkas keičiasi ir panašiai, tai tiem aišku nepatiks toksai formatas, o tie, kurie įsijungia ir tiesiog kartu kažką daro ir tiesiog girdi arba taip užmeta akį kažką, tiem galbūt patiks. Tai šiaip atsiliepimai labai faini apie video, labai ačiū. DeFi'aus tas kontentas tikrai nėra populiarus nei Lietuvoje, nei šiaip bendrai paėmus. Tikrai nedaug yra žmonių palyginus, kiek daro DeFi'aus ir kiek daro meme-coinų, tradingų, kursų, forexų, visų tų dalykų. Turinį, tai DeFi'aus yra tikrai toks labiau suaugusių žmonių naratyva, niša, tai jinai yra labai įdomi, yra labai sparčiai auganti ir taip jai reikia šiek tiek didesnių kapitalų, kad tu pajaustum uždarbį, bet tu gali labai profesionaliai išmokti valdyti pozicijas, išmokti dėliotis visas pozicijas per DeFi su maža suma ir tada labai nesudėtinga gauti prieigą prie didelių kapitalų iš kitų žmonių galbūt arba net ir per launus, yra čia kūrybiškumo tiesiog stoka, bet esmė yra pagrindinis skillas išmokti valdyti ir menedžinti kapitalus DeFi'ui. Išmokus tą daryti, nesvarbu su kokia suma, tiesiog išmokus tą daryti, tu gali labai tikrai turi skillą, kuris yra reikalingas žmonėm, kurie turi daug pinigų, netgi per daug ir nežino, ką su jais daryti. Tu labai gali prisidėti prie jų gerovės ir jų pinigų augimo, per daug nerizikuojant, nes tie, kurie sako, aš tarkim
ten duok šaibų, aš patreidinsiu ar ką nors, čia yra visi puikiai žinom, kuom dažniausiai tai baigėsi. Nekalbu apie profesionalius žmonės, bet apie tokį standartą. Visi tie funding challenge ir panašiai nublemba. Daugiau žmonės uždirba iš referalų atvedimo, va mano linkas ir pirk challenge, negu iš tų pačių visų ten tų tradingų. Aš tą dariau daug metų ir tikrai turėjau fainą savo asmeninę strategiją, paremtą matematiką, ne braižiniais visokiais ten ir panašiai, bet tiesiog vis tik tai ne mano, ne long term sustainable dalykas. Bet ne apie tai šiandien. Tai va, gal buvo įdomu, gal kažko nežinojot, pakaverinau kažkokias naujienas, kažkokį protokolą naują parodžiau, kuris jeigu nors kažkam šiek tiek padės uždirbti kažkokį tai procentuką papildomą arba kažkokių žinių į galvą įkišti, mano darbas padarytas, mano toks tikslas ir yra, kad tiesiog per visus šitus video nors vienam, 2, 5 žmonėm kažkas galvoj pasisuktų, pasikeistų požiūris, supratimas ir jie paeitų nors per procentą, nors per 2 žingsnius į priekį kažkokiam tobulėjimui. Čia visa esmė. Ir tikrai matau iš atsiliepimų, iš visų žinučių, kad tokių jau yra. Ir kanalas auga, aš irgi augsiu, turėjau nusipirkti stalą, nes šiaip visą tiesiog ant sofkės pakritęs, tas DeFi'aus managementas labai daug nereikalauja kažkokio tai aktyvaus darbo, bet šiaip tokių visokių veiklų yra atsiradę, po truputį dėliojasi dalykai, tai pasiėmiau stalą į kitą kambarį, kur biškio remontai vyksta, pasidėjau stalą, va, kamerytę ir tiesiog va, tokie bus dabar vidosikai, vis daugiau. Ir jeigu yra temų, kurios domina tiek bendrai kriptomarkete, galbūt iš psichologinės pusės, tiesiog komentarus į Instagramą ir kaverinsim, kalbėsim, dalysim, dėliosim ir sakau, tikiuosi šitas visas formatas bus žmonių, kurie supras šitą formatą, nes jis toks nestandartinis, bet aš ir labai nenoriu įsivelti tą tokį oficialų, pavadinkim, oficialumą, kur sveiki, čia dabar parodysiu tą ir panašiai, aš labai taip nemėgstu daryti, niekada taip nedariau ir mano formatas yra va toks, va tiesiog whatever, chill. Tai va, ačiū, viskas, gero savaitgalio ir pasimatysim turbūt greitai kažkokiam kitam video, kai išaus mintis iš karto padarysiu.